Mes jūs matom. Mes turim 4 naujus iPhone'us. Yeah. Yeah! Yeah. Vienas 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Gavo visiškai kitaip atrodantį kamerų modulį. Tikrai. Man kompaktiškesnis, toks labai mielas. O kas čia? O čia kameros mygtukas. Aha. A, ne. Lėtai, bet silpniau. O, atsiranda funkcija. Pagaugtas stiprumas. Zoominasi. Čia gali brauk. Jo. Ir keist. Jo. Pažiūrėk. Gerą. Ne? Bet jo, aš iš pradžių sako, švelniai spaus. Tai aš nelabai supratau, bet čia realiai. Čia labai toks švelniai. Pajunti tą tokį tik Taip, visas o po to telefonas. labai malonu pasidaro. Galima taip keisti nuotraukų atspalvius ir nuotaikas iš karto. Aš negaliu patikėti. Kadangi kamera pagrindinė smarkiai pagerėjo, 48 megapikselių dabar, ir jinai gali artinti 2 kartus optiškai, o 10 kartų skaitmeniniu būdu artina. Artimas pagerėjo, kokybė. Matau. Čia paprasto, bet Pro dar geriau. Pro turi 5 kartus optinį. Taip, ir 20 kartų bus skaitmeninis. Pas Pro atsirado didesnis ekranas ir lengvesnis rėmas. Rėmas titaninis, nebe plieninis. Nes spalva tai įspūdinga tikrai. Ultra plataus kampo kamera 48, tai dabar labai gerai daro makro nuotraukas. Ai, kaip gražiai atrodo. Ir galim pasirinkti, galim padaryti jį vėl mažą. Galim pasirinkti, pavyzdžiui, šitą padaryti kalendorių didžiulį. Galim padaryti jį mažesnį. Kaip patogu. Tiesiog palaikius labai greitai. Tarp kitko, žinai, kad yra lietuvių kalba iPhone'us jau. Nustatymai, vaizdo kamera, patarimai. Jo, geras. Find My yra lokatorius. Find My Lock. Taip. Ekranas yra dvigubai stipresnis negu bet kurio kito Ačiū išmaniojo Dievui, telefono. labai gerai. Taip, baterija labai svarbu. Didesnis. Gerokai. Tai reiškia, 4K raiška tu gali filmuoti sulėtintą vaizdą. Labai rimti. Ten, žinok, atsirado tiek visokių profesionalių atnaujinimų, kad iš esmės, jeigu labai norėtum tą garsą, galėjau daryti arti tinkamo kinui. Realiai viską, ką po to darai su post-productionu, su programėlėm atskirom, tai tu dabar iškart fotkinai. Tai gali daryti fotkinamas ir po to programėlėje vėl gali tai sutvarkyti. O kaip tu padarai, kad tą įjungti?